O kokį šepetuką tu įmi į Madeirą? Sita Liuzeva. Tata ima Sita. Taip. Jo. O čia dėdės šepetėlis? Jo. Labai gerai. Galime... Įplėsiau. Tai ačiū. Galime įtrenktis jau? Jo. Gerai. Einam. Na, bet savaime suprantama, pas mus kaip visada turi būti ir kažkokie tai challenge'ai. Negali eitis viskas tiesiog sklandžiai. Mano challenge'as šitos kelionės yra toks, kad mes važiuojam į atostogas, o po to sekančią dieną aš iš karto važiuoju į darbo kelionę, kas reiškia, kad mes nusileidžiam iš Madeiros, jeigu viskas punktualiai 11 val. Nakties, o 8 ryto aš jau turiu išskristi į Lenkiją. O šiaip visi mes žiauriai norim jau važiuoti tų atostogų, nes turėjom labai sunkų laiką, dabar neskraustėmės, tai labai bus smagu biški kažkaip tai atitrūkt nuo visos šitos buities, nuo visų šitų kasdienių darbų ir kažkur truputėlį paatostogauti. Tai tiek. Martinėkšlė, kur važiuoji? Madeira. Ai tiesa, dar mano challenge ir baimės. Aš visiškai pamiršau paminėti, tai koks Madeiro yra oro uostas ir kaip ten leidžiasi lėktuvai. Jeigu YouTube įrašai Madeiro oro uostas, tai ten yra žiaurūs nusileidimai. Ir dabar man dėl to truputėlį anxietis jau kyla, kaip reikės leistis. Čia vasara? Patinka? O kokia čia šalis? Lėktuvas. Kaip visada telefonuose. Tik ateini kažkur telefonuose. Na ir mūsų jau pastarųjų 3 metų misija yra žiemą, kai atšąla oras, pasidaro vėsu lauke, nuskrist kažkur, kur yra šilta ir vis dar vasara. Tuo tarpu bandant sutaupyti pinigų, neskrendant kažkur labai toli, kad nebūtų jetlego, nes su vaiku kažkaip dar mes nedrįstam tokiais dalykais užsiimti, tai geriausia kažkur Europoje. Ir vat šį kartą tikrai gerai pataikėm. O galima jam bananą valgyti? Aš atsimenu, kad Tenerifei tai čipsus valgė mūsų draugiškai. Na ir mūsų nesąmonės tęsiasi toliau. Mes atvažiavom ir neatsivežėm drono. Tai va, ir dabar Martynas labai pavydžiai žiūrėjo, nes žmonės tokie seniokai filmavosi su dronu ir čia mojavo ir viskas. Bet tai čia gal nieko ypatingo. O gal ir ne, nežinau. Nu, bet esmė tame, kad jo, kad biški nesąmonė, kitą kartą gal kai kažkur biški važiuosim, tikiuosi, kad dar kažkur važiuosim, tai reikia pasiimt būtinai susitengti. Ne, tai kas šiaip? Kas šiaip? Tu pažiūrėk. Štai ir kitas kartas. Sekantį išvyką, klaida ištaisyta. Čia mes buvom turbūt pačioj gražiausioj mūsų kada nors matytoj vaikų žaidimų aikšteliai. Ir kelionė eina gerai, viskas smagu. Tik tai paspoilinsiu, kad tuo metu aš dar net neįsivaizdavau, kas manęs laukia.
Mes dabar ruošiamės eiti plaukti su laivu, kad stebėt, aš nežinau, delfinus ar banginius ar kažką tokio. Ir vakar mes tai užsisakėm, šiandien mes einam link ten ir aš kažkaip nesijaučiu, kad čia buvo gera idėja dėl mano jūros ligos. Jo, nežinau. Kuo labiau artėja tas plaukimas, tuo man atrodo, kad čia buvo žiauriai prasta idėja. Tau šitas nepatogus? Ne. Nu, bet nuo ryto, žinok, reikia su juo būti. Kol kas nebloga. Nenoriu? Ne, nebloga, smagu. Tai va tokia va mūsų išvyka. Galit pabandyti atspėti, ar apsimokėjo ir ar aš dar norėsiu kada nors plaukti. Oi, nu tai jau kaip ir po biškį atsigavome. Ane? Tai jo. Ir nusprendėme, kad daugiau niekada gyvenime niekur neplauksim. Aš tik nesuprantu, kodėl mes vis tiek tai darom, nors ir žinom, kame esmė su manim. Žodžiu. Jeigu rimtai, tai dėl to plaukimo aš parinausi kokias 2 dienas. Nuo tada, kai mes pirmos dienos ryte jį užsibukinom, iki kol galų gale mes išplaukėm. Tada po to, kai mes grįžom, man dar visa diena buvo sugadinta, aš tik tai link vakaro atsigavau. Mane visą dieną truputėlį pykino ir buvo biški bloga. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad nuo dabar jau galima iš tiesų pasidžiaugti atostogom likusiom. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. Patinka tau autobusas? Taip. Man labiausiai patinka. Su pensionierais. Na ir šitas mano klausimas čia ne šiaip sau. Todėl, kad aš norėjau nuomotis mašiną, o Ieva buvo labiau užvažiavimo autobusu. Aišku, gal autobusas ir logiškiau, todėl, kad Norytė irgi labiau mėgsta važinėtis autobusais. Priedo buvo parašyta, kad šitas autobusas važiuoja kas 30 minučių. Ir tu, pavyzdžiui, gali kažkur tai išlipti iš jo, pasivaikščioti, apsidairyti ir už valandos ar pusantros grįžti į stotelę ir vėl sėsti į jį ir važiuoti toliau. Atvažiavom su autobusu pamatyti kažką įdomaus. Išlipom čia kažkam parkinge. Nieko įdomaus nesimato. Ir pradėjo lyt. Šuniukas. Šuniukas. Svarbu, šuniukas yra. Tai va, šis biški feilas. Žodžiu, reikia surasti kur eiti. Ponia gidė, kur mum eiti? O kur jūs norite? Tai man atrodo, kad reikia čia žemyn. Tikrai žemyn? Iš tikrųjų ne. Ne žemyn reikėjo tiesiai. Žodžiu, aš nesuprantu, pagal mano mapą, tai čia turėtų būti asfaltuotas kelias, bet čia kažkoks tai šunkelis. Aš ten neįsiu. Eisim. Tikrai nori. Eisim. Žiauriai yra cool su vežimu ir kuprinėm grūstis į visokius kalnus, kaip pridurkam. Ir dar su vienu nešliu. Aš to. VIP service.
Pamenat, kai aš sakiau, kad autikai važiuoja kas 30 minučių, tai žinokit, čia visiška nesąmonė. Iš tikrųjų, jie važiuoja tiesiog kada sugalvoja. Dar vienas dalykas, kurį mes norėtume aptart, yra maistas. Ir galiu pasakyti, kad jisai buvo labai skanus. Kainos irgi buvo labai geros. Pavyzdžiui, viena vakarienė mums 3 pavalgyt su desertu ir gėrimais atsieidavo apytiksliai 50 eurų. Visą laiką valgėm šviežias žuvis, pagautas tą pačią dieną vandenyje. Buvo tikrai žiauriai skanu. Tai čia, žodžiu, aš pagrindę turiu omeny mane ir Ievą. O Nora savo įpročių nekeičia ir jai kaip visada skaniausias maistas yra tiesiog agurkai. Mes su Ieva po to juokiamės, kad mes mūsų nuomonė išpirkom visus salos agurkus, nes kažkokio tai velnio jie nelabai jų daug ir teturėjo čia. Na tai va, taip pat ir praėjo mūsų atostogos. Išbuvom čia apie savaitę, gal 8 dienas ir dabar pagalvojom, kad jau su tokio dydžio Nora, manau, galima važiuoti ir kokiom 2 savaitėm. Tikrai neatsibos. Didžiulis achievementas, Norytė pirmą kartą pati važiuoja atrakcionuose. Sakė, neverks ir nebijos. Na ir prieš važiuojant, atostogų pabaigos update'as. Buvo labai gerai dėl to, kad nebuvom Oline. Tu po to išplėsti, ne viską. Jo, aš po to. Taigi čia, žinai, kai editi negalima dadėti. Dadėti to kontento. Taip. Tai va, tai žodžiu, buvo gerai, kad ne Oline. Noros amžius pagaliau toks, kad galima atsipalaiduoti ir pailsėti. Kas gal biški mažiau patiko, tai kad žmonės čia kažkoje pasikėlė. Nes kai buvom, Lisabonoje, ne? Tai mums ten vienas iš highlightų buvo ant kiek žmonės malonus. Tai va. Ir dar paskutinis punktas, kurį norėjom pasakyti, tai kad žiauriai keista būti su šortais vaikščioti ir su maike ir visur aplinkui matyti kalėdinius papuošimus. Jo, tikrai. Tai va, čia ta vieta tokia įdomi ir keistoka. Tai va, o šiaip mes už valandos skrendam, tai tiek žinių ir viskas. Ate. Mes ir namie, mūsų Vokietijoje, mūsų žiemoj. Mama jau užvažiavo, o mes su Noryte varome darželį. O po to į baseiną, taip? Taip. Čia šalta ir nyku, bet geros nuotaikos. Gerai, tuom ir baigiam. Ate.